Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultete svečiavosi žinoma lietuvių poetė Ramutė Skučaitė. Šia proga buvo vaidinamas spektaklis Aš ir mano moteris pagal poetės pjesę. Pastaroji buvo parašyta dar sovietmečiu, tačiau yra aktuali iki šiol. Poetė, dramaturgė, vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Ramutė Skučaitė sujaudinta spektaklio džiaugiasi pjesės aktualumu šiandien. Bet taip miela buvo prisiliesti prie tos praeities, kuri man tada buvo tokia svarbi, tokia reikšminga. Ir pasirodo, kad ji vis dėlto neprarado savo prasmės ir esmės. Ir jeigu jie atgijo jaunų žmonių lūpose ir širdyse, aš galiu tikrai tik tai nusilenkti ir džiaugtis. Spektaklio režisieriai ir pedagogai docentas Gediminas Šimkus ir literatūros katedros asistentė Rasa Šimkutė sakė, kad ši pjesė svarbi dėl gebėjimo atspindėti jau užmirštas 21-ojo amžiaus vertybės. Todėl, kad labai aktuali šiandien. Paprasčiausiai šiais laikais mes ir savo anotacijoje taip rašėme spektaklio, kad iš tikrųjų tokie vartotojiškumo dabartiniai tokie laikai yra ir tie sąžinės dalykai, jau jie nueina antrą planą. Lėmė ir tai, kad jauni žmonės šiandien 21 amžiaus, kad atrodo kartais nuostatos jaunimo visai kitokius ar ką, tai vieningai priėmė. Tai mus tiesiog tas procesas, tas ir mokomasis, tai toks jaudinantis, tikras ir nuoširdus tapo. Spektaklio Aš ir mano moteris aktoriams pjesė labai artima. Man asmeniškai tikriausiai būtų šitas kūrinys leido permastyti apie tai, kas vyksta mūsų visuomeniai, kaip naujai mes žiūrime į šeimą, kaip keičiasi ta senoji šeimos traktuotė, juk dabar ir mes ir konstitucijoje tą formuluotę šeimos bandome keisti. Ir šita pjesė leido fundamentaliai pažiūrėti, kaip iš tikrųjų, kas yra ta šeima ir kas jos yra pagrindas. Kad tos vertybės, tos šeimos senusios vertybės, kad ir laikas kistų, jos iš tikrųjų, tos fundamentaliosios vertybės nekinta. Man tikriausiai labiausiai jautrumu, kurio dabar labai trūksta gal net, o šita pjesė tikrai labiausiai diktuoja tą jautrumą, žmogaus sąžinės klausimą. Man svarbiausias šeimos vertybės iš tikrųjų, kaip apskritai žmonių santykiai, kaip vienas vyras turi atlaikyti visas tokias moteris, mamą, uošvę, visas, sesuo. Ir tiesiog tai buvo aktualiausia turbūt. Ir aišku, meilės tema, sąžiningumo, kad tiesiog šviesumo, kad gyvenime turi būti kažkokia šviesa, kaip matom negraži mergaitė šiuo atveju, kas palaiko. Spektaklio režisieriai ir pedagogai docentas Gediminas Šimkus ir literatūros katedros asistentė Rasa Šimkutė džiaugiasi spektaklio rezultatais ir tikino, jog tądienį buvo geriausia. Taip, ypač jie šiandien esant autoriai, nes jau 5. kartą vis dėlto šiandien buvo geriausias spektaklis. Beveik valandą trukęs spektaklis pakerėjo visus žiūrovus. Spektaklio pabaigoje Ramutė Skučaitė nebesulaikė ašarų ir nuoširdžiai dėkojo.